Dar kartą kreipiuosi į tarybos narius ir visus, kurie dalyvaujate ir dalyvausite tarybos posėdį. Laikas pradėti darbą. Gerbiami tarybos nariai, prašom užimti savo darbo vietas. Žinok, vajazau. Kreipiuosi visus gerbiamus tarybos narius, prašome užimti savo darbo vietas. Dainu pas Romą. Taigi, gerbiami tarybos nariai, prašom visus dalyvaujančius tarybos posėdį pagaliau susėsti, nusiraminti, uždaryti tas duris, kurios turėtų būti uždarytos, nes laikas pradėti tarybos posėdį. Dėkuoju už supratimą ir prašome visus nusiraminti, nes iš tiesų laikas eina, o mes dar nieko ir nenuveikėm. Taigi, gerbiami tarybos nariai, kaip visuomet, prieš pradėdami svarstyti klausimus ir darbą, mes norime pasveikinti vieną iš mūsų tarybos narių ar narę, kuri šitom laikmetį turėjo įsimintiną datą, vienu žodžiu, šventė savo gimtadienį. Prašom pavaduotojo pagarsinti. Labas rytas, mėly kolegos. Matosi, kad iš tikrųjų vasara įnešė savo korekcijas tiek karščiu, tiek nušniokščiančiom liūtimis. Lygiai taip pat mes čia šiandien irgi gana audringai, ir sunku mums čia susėsti į vieną eilę, bet jau atrodo visi, kurie šiandien planavo dalyvauti posėdėje, jau yra. Todėl visų vardu mero rankose jau yra gėlės žiedas, kurį maloniai norėtume įteikti į kolegės Violetos Simonavičienės rankas. Trečiadienį jos gimtadienis, buvo daug sveikinimų asmeninių ir Facebookuose, dabar nuo mūsų visų nuoširdūs linkėjimai. Sėkmės darbuose, politikoje ir, aišku, gražių dainų. Taigi, gerbiami tarybos nariai, registruojamės. Taigi posėdyje užsiregistravo 21 tarybos narys ir tikrai tiek jų yra šiandien tarybos posėdžių. Dalis eilė ar ne eilė, bet dalis tarybos narių posėdį negali dalyvauti dėl svarbių priežasčių. Prašome, gerbiamą Eglę Dranokaitytę, prašome. Ne? Aušrelė Pukinskinė. Dėl nusišalinimo aš noriu pasakyti, kadangi toksai klausimas, tai kur pranešėjas gerbiamas Pukinskas, tai ir nusišalinsiu. Nedalyvausiu svarstant trečią ir ketvirtą klausimus, o ką gali būti lemiamas balsas mano. Dėkui. Ačiū, Aušrelė, prašom, gerbiamas Vaidas Balčiūnas. Aš nusišalinu nuo 13 klausimo svarstymo dėl asmeniškų priežasčių, nes mano sūnaus... Ačiū, supratau. Daugiau norinčių balsavimą nedalyvauti nematau. Ir taigi, gerbiami, atsiprašau, Mantas Puskunigis.
Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Nusišalinsiu dėl 5 klausimų, nes tai liečia mane. Ačiū, supratau. Jeigu visi pareiškit savo valią ir pageidavimus, taigi turbūt galime darbą dirbti. Teisingai. Dirbti darbą toliau, taip reikia mums prabalsuoti tarybos narių išreikštą valią dėl nusišalinimo. Taigi, gerbiami tarybos nariai, prašyčiau balsuoti. 19 tarybos narių pritarus, vienam susilaikius, atsiprašau, 2 susilaikius, sprendimas dėl nusišalinimo yra priimtas. Ačiū. Taigi dabar turbūt galime, gerbiami tarybos nariai, pereiti prie darbotvarkės klausimų. Buvo pateikta viso tarybos posėdžiui 41 klausimas ir dėja yra pasikeitimų komitetuose išnagrinėta ir šiandien dar koalicijoje aptarta keletas klausimų, kuriuos prašysime atidėti ir vieną klausimą išimti. Tai aš pradėčiau nuo pirmo klausimo. Dėl viešosios įstaigos Skidulių ambulatorijos struktūros pareigybių sąrašo patvirtinimo. Yra pasiūlyta ir dauguma tarybos narių pritarus, kad šį klausimą atidėti, sudaryti komisiją kompetentingą, kuri išnagrinėtų ten gyvenančių žmonių, Voverių gyvenvietėje ir šalia jos žmonių pageidavimą, kad vis dėlto felčerinio punkto darbas būtų atnaujintas. Ir kada komisija išnagrinės tokias galimybės ir visus variantus, mes tada galėsime priimti galutinį sprendimą kitame tarybos posėdėje. Kitas klausimas, tai yra 3. Tai klausimas, aš manau, yra gana sudėtingas, tačiau vis dėlto šiuo klausimu, aš manau, išklausysime Romą Pukinską pirmą, kada nagrinėsime šį klausimą, o daugumos tarybos narių pasiūlymą, gerbent visą tą darbą, kurį atliko Romas, kad jam į pagalbą dar deleguoti keletą tarybos narių, konkrečiai aš galiu ir pagarsinti, bet tai priklausys nuo mūsų visų apsisprendimo ir kad tos komisijos, kurie norėtume, kad į ją įeitų Romas Pukinskas pirmininkas, Aurelija Julija Kasparevičia, Alvydas Pauliukėnas, Edgaras Pilipaitis ir Rima Rauktienė. Tai yra visi tie, kurie surišti vis dėlto apsisprendžiant ir siūlant garbės piliečio vardo suteikimo asmenybę ar šiuo klausimu. Tai yra žmonės, kurie turbūt apima visas tas sritis ir jie geriausiai mato, ką būtų galima siūlyti. Ir tai buvo toks pasiūlymas atidėti šį klausimą, bet aš manau, po Romo Pukinsko pasakymo mes ir priimsim galutinį sprendimą, jeigu jūs neprieštaraujate niekas. Toliau, 7 klausimą. Tai dėl paramos rajono savivaldybės, dėl priemokos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Ingai Cibulskienei nustatymo išimti šį klausimą iš darbotvarkės. Ir dar vieną klausimą atidėti, tai 35 klausimas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo Irenai Kaušuvienei. Ten yra tiek neaiškumų, tiek neapibrieštumų ir paskyrus tą visą pašalpą nežinia, kur jį gali kokiu keliu nukeliauti. Tai yra administracijos direktoriui pavesta sudaryti komisiją, įsiaiškinti visus juridinius ir finansinius klausimus, kad visa tai būtų, kad tie pinigai, ta pašalpa pasiektų tikslą ir kad būtų sudaryta sutartis su to savininkė, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai yra daugybė momentų, todėl reikia laiko tą klausimą iki galo išnagrinėti ir po to pateikti taryboje priimti galutinį sprendimą. Tai tiek aš turiu papildymų pasiūlymų gerbiami tarybos nariai ir prašyčiau darbotvarkę tvirtinti su mano klausimais, kuriuos prašoma yra ne mano asmeniškai, o tarybos narių daugumos atidėti, o 7 klausimą išimti. Taigi, jeigu kitų pasiūlymų neturite, prašyčiau balsuoti už darbotvarkę su
tais pasiūlymais, kuriuos aš pateikiau, eilę klausimų, kuriuos vienus atidėti, vieną klausimą išimti. Taigi galime balsuoti. Dėkuoju visiems, darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai ir pradedame darbą iš eilės. Tai nuo antro klausimo. Pirmas klausimas yra atidėtas. Antras klausimas dėl rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymų. Pranešėja vedėja tribūnoje. Jeigu klausimų vedėjai neturime, kviečiu balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Taigi, 20 už, vienas turbūt, nežinau, gal nebalsuoja, yra nusišalinęs nuo balsavimo, tai praktiškai vienbalsis sprendimas priimtas. Kitas klausimas. Dėl Šakių garbės piliečių vardos... Ketvirtas, atsiprašau. Ketvirtas. Dėl rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015-2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Kadangi klausimų neturime, taigi kviečiu balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkuoju visiems. Kitas klausimas. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gegužės 28 dienos sprendimo numeris T47 dėl rajono savivaldybės kontrolės komiteto sudarimo dalinio pakeitimo. Klausimų nėra, balsuojama už parengtą sprendimo projektą. Dėkuoju visiems, vienbalsiai prabalsuota, kadangi kiti yra nusišalinę nuo balsavimo. Kitas klausimas. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 metų spalio 16 dienos sprendimo numeris T173 dėl rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo dalinio pakeitimo ir papildymų. Jeigu klausimų nėra, balsuojama už parengtą sprendimo projektą. Dėkuoju visi. Dabar visą laiką vienbalsiai balsuojam, bet 20 čia rodo. Viskas teisingai. Ačiū visiems, viskas teisingai. 7 klausimas išimtas iš darbotvarkės, Aušrelio teis, galime mes dirbti toliau ir tai būtų 8 klausimas pagal eiliškumą dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvėms. Kadangi klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Dėkuoju 20, nes Aušrelės nėra, tikrai vienbalsiai. Kitas klausimas. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 23 dienos sprendimo numeris T167 dėl Šakių socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos bei eilės įkainių nustatymo papildymų. Kadangi klausimų nėra, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, 20 mūsų salėje yra. Dėkuoju. Kitas klausimas. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 dienos sprendimo numeris T89 dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešuosiuose vietose išdavimą nuostatų ir rinkliavos dydžio patvirtinimo dalinio pakeitimo. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dar kartą ačiū. Kitas klausimas. Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio priemiestinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymą. Tarybos narys Vaidas Balčiūnas, prašome.
Nematau įmonės atstovų. Į tribūną prašome, gerbiamą ekonomistę, juristę, buhalterę. Prašom, čia. Aš manau, kad tiesioginis atsakymas autobusų parko atstovo tai yra stipriau negu ūkio skyriaus vedėjo. Jeigu reiks, prašysim padėti, nes vedėjas, kiek žinau, atostogauja. Labadiena, atsiprašau, kad mano klausimas ne visai apie tarifus bus, bet jau mes retai sulaukiam čia įmonės atstovų, kad jie pristatytų klausimus, tai tą progą norėčiau paklausti. Vis tik mūsų autobusų parkas kaip įmonė yra nemaža dalim finansuojama mūsų biudžeto visų žmonių mokesčių, rajono mokesčių mokėtumų lėšomis, dengiami nuostolingi maršrutai. Ir žinot, kad yra situacijų, kai gyventojai prašo, kad būtų sustojama atitinkamuose stotelėse ir yra jų prašymai, kad juos pilnai, manyčiau, mūsų autobusų parkas tikrai galėtų pilnai įgyvendinti. Ne? Tam tarpe yra ir Kauno Šakių kely Liepalotų 2 stotelės ir ten žmonėms vis atsakoma, kad tik vienoje galima sustoti, 2 negalima. Aš suprantu, kad jūs negalite įtakoti nei Kautros, nei kitų įmonių, bet ta mūsų rajono įmonė, kuri finansuojama vos net trečdaliu iš rajono biudžeto, tikrai galėtų pasistengti ir savo autobusams sudaryti galimybę sustoti stotelėse, kuriuose žmonės pageidauja. Tai mano būtų toks pageidavimas ir prašymas, kad būtų bent jau iki mokslo metų pradžios, iki rugsėjo 1 šita situacija ištaisyta ir pasistengim, kad įmonė tarnautų, bent jau mūsų įmonė sugebėtų savo žmonių norus įgyvendinti. Ačiū labai, supratot. Ačiū paklausimą, prašom atsakyti, kiek jums leidžia kompetencija. Įsijunkit. Stengsimės, kad būtų ištaisyta tos klaidos, daleiskim, ar tie jūsų pastebėjimai, kad būtų įvertinti ir tiesiog priimsim sprendimą. Negaliu šiandienai tikrai atsakyti, dėl ko ten nesustojama, ar ką, nes tikrai Liepalautuose yra vienas sustojimas, tam tikri atstumai yra tarp sustojimų, bet pasižiūrėsime. Ačiū, prašom, gerbiama Eglė Dragunaitytė. Labadiena. Prieš keliant tarifus, vienokio ar kitokio procento, reikia žinoti, kad už tai sumokės visi rajono gyventojai. Nes nemažą dalį įmonės pajamų sudaro moksleivių vežiojimas ir šitie bilietukai yra dengiami 100%. Kitas dalykas, ne vienas esam girdėję, ne vienas esam atsisakę paslaugų įmonės, bandydami užsisakyti komercinį reisą, pavėžėjimą į vieną ar kitą vietą ir visada pasirenkam gretimų rajonų vežėjus kažkodėl tai, nes mūsų įmonė ženkliai brangiau daro šitas paslaugas. Labai norėčiau paprašyti prieš keliant tarifus, kaip ir Kukarskėje, kad buvo atliktas, nustatant kainas, atlikti įmonės auditą ir nustatyti, kiek yra būtina pakelti, kad įmonė išgyventų, o kiek nereikėtų, nes tas paprašymas iš lubų, man nėra aiškus. Ačiū. Ačiū gerbiamai Eglei. Kas dar norėtų pasakyti? Tai prašom gerbiamą atstovę. Aš nesutinku su ta nuomonė, kad paskaičiavimai yra iš lubų, prašom, ateikit, tikrinkit, skaičiuokit, perskaičiuokite, kadangi prieš keldami tarifą mes ūkių skyriui pateikiam visus prašomus reikalingus paskaičiavimus. Jie taip pat yra pridėti ir prie šitos ruošiant šį sprendimą. Taip, kad iš lubų tikrai nieko nedarom, bet prašom, ateikit, audituokit, žiūrėkit, gal ką pastebėsit, gal mum aiškiau kas nors pasidarys. Kas liečia komercinės paslaugas, tarifas taip pat yra peržiūrimas, nuo gegužės mėnesio jį šiek tiek sumažinom, kadangi degalų kainos buvo kitokios, kiek aiškinomės su kitais užsakovais, kad neaiškinomės, bet tiesiog domėjomės, kodėl jie veža pigiau ar ką, tai pasirodo, kad tai veža privatininkai pigiau, šitos įmonės tikrai neveža pigiau.
Taip kad gal šiek tiek ir buvo brangiau, bet šiuo metu tikrai mūsų įkainis yra sumažėjęs. Prašom, Eglė, prašom. Tai buvo prieš pat gegužės 1, klausiau paslaugos jūsų įmonė, tai buvo 800 km iš viso ir skirtumas tarp Jurbarko ir Šakių įmonės buvo 300 eurų. Ačiū. Ačiū, Egliai. Kas dar norėtumėt svarstomų klausimų pasakyti? Jeigu, prašom, Romas Pukinskas. Nespėjau su Egle pasiderinti, bet kadangi labai nuskambėjo antireklama savo įmonei, mano kaiminė iš dešinės turbūt nesupyks, aš turiu visai kitokios patirties ir noriu paprašyti rajono gyventojų ir visų, kurie čia girdėjo šiandien mūsų pokalbį, taip nepadėti mūsų įmonės į šalį. Aš konkrečių atvejų dabar neminėsiu, bet įdomumo dėliai, kaip visados, ieškom variantų, kur pigiau. Jurbarkas pasiūlė mums 70 eurų brangiau ir mes pasirinkom Šakiečius. Tai šiuo atveju, jeigu jums kažkas nepasisekė, nereikėtų kažkaip tai užlipinti etiketės iš karto įmonėje, kad nesikreiptų. Manau, kad Šakiečiai irgi yra konkurentabilus ir reikėtų pirmiausiai nuo jų ir pradėti. Ačiū. Ačiū gerbiamam Romui. Kas dar norėtume tarybos nariai pasakyti? Jeigu norinčių daugiau nėra, tai aš prašysiu balsuoti už parinktą sprendimo projektą, o jeigu jau balsų nesurinktų šitas sprendimo projektas ir Eglė siūlė auditą padaryti ir panašiai, aš manau ir patvirtinu šios įkainius, galima tai padaryti ir galima pateikti tarybai, ar tai yra padaryta teisingai ir teisėtai. Tačiau aš noriu pasakyti, kad patvirtinti įkainius reikėtų, nes rugsėjo mėnuo jau čia pat turės darbai prasidėti, vaikų pavėžėjimai ir visa kita. Ir nėra čia užfiksuota, kad tai tas įkainis, kurį mes patvirtinom, jis bus ir pritaikytas vienokioj ar kitokio atveju. Vaikų pavėžėjimai, kaip komitetuose mus tikino, tikrai nedidės ir mes daug dėmesio skiriam apie nuostolingus maršrutus, kurie taipogi iš rajono biudžeto yra finansuojami. Taip, kad aš manau, galima visą tą darbą padaryti, bet reiktų, kad mes savo įmonę, kur akcininkai esame, mes savo valdybė 100% nesutrukdytume jų veiklos. Taigi aš kviečiu gerbiami tarybos nariai balsuoti už parengtą sprendimo projektą, o jeigu matysim, kad sprendimas nepriimtas, tada eisim tuo keliu, kurį pasiūlė gerbiama tarybos narė Eglė Dragunaitytė. Balsuojame. Penkiolika tarybos narių balsavus už, 6 susilaikius, sprendimas priimtas, dėkoju visiems. Ačiū. Kitas klausimas dėl turto perdavimo. Kas čia pranešėja? Pranešėjas Gintaras tribūnoje, jis pavaduoja vedėjas, vedėjas atostogauja. Jeigu vedėjų neturime klausimų pranešėjų, kviečiu balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas. 20 balsavus už, vienam nebalsavus, sprendimas priimtas. Dėkuoju. Kitas klausimas dėl premijų skyrimo abiturientams. Kadangi klausim, prašom, Violeta Simonavičienė. Labą dieną. Nežinau, kiek metų atėjus tokiam sprendimo projektui visada prašau, siūlau ir noriu, kad ateitų tokia diena, kada ne tik gerai išlaikiusiems egzaminus mokiniams, abiturientams būtų suteiktas koks tai paskatinimas, bet ir, pavyzdžiui, 100 gavusių vaikų mokytojams. Nežinau, kodėl pas mus yra labai sunku kažkokią pagarbą parodyti žmonėms, kurie dirba. Aišku, dirba visi, bet va taip susiklosto, kad tą 100 gaunant būtent tos mokyklos, to mokytojo mokinys. Taigi lieku eilinį kartą prie savo pasiūlymo ir laukiu tos dienos, kada taryba
pritars tam, kad ir mokytojai turėtų būti pagerbti. Jų nėra daug. Gerbiama Violeta, aš jūs palaikau, jūsų mintis, jūsų širdies skausmą ir tą norą, kad būtų tai padaryta. Tai aš siūlyčiau jums surasti pagrindinius kriterijus, pagal ką būtų galima įvertinti visus mokytojus. Gal kartais repetitorius buvo pagrindinis gimnazisto vedlys į 100. Gal tai buvo didžiausias indėlis atėjus mokiniui į 1. klasę, į 4. ir panašiai ir panašiai. Mes apie tai galvojam, bet kai susidurėm, tai susidaro, kad vienus įvertinus ir padėkojus skiriant kažkokią tai premiją, galim kitus mokytojus supykdinti labai stipriai. Tai reikia ieškoti tų kriterijų ir kad tie kriterijai būtų teisingi visų atžvilgių. Mano tokia nuomonė. Aš manau, tą reikia daryti ir aš kviečiu individualią tvarką, o Violeta, kad būtų vedančioji, pasikvieskite į talką komitetą švietimo, kultūros, sporto komiteto pirmininkę Rimutę Rauktienę, ir ką nors sugalvokit, kaip padaryti teisingai ir kad nebūtų pykčio, o ir nebūtų kažkokio nesusipratimo. Prašom, Aušrelė Pukinskienė. Dėkuoju už žodį, gerbiamas merė. Šiuo klausimu dar, jeigu grįšite prie tų tvarkų patvirtinimo, tai yra peržiūrimo, tai vėlgi siūlyčiau atsižvelgti į tai, kad gavęs tas pats žmogus 100, už kai ką gauna ženkliai mažiau ir 25. Ir vis dėlto galbūt reikėtų ateityje pagalvoti, diferencijuoti tas premijas, sakykime, tiems vaikams, kurie gavę baigimo pažymėjimus su pagirimu, ten yra virš 86 balų visiems. Galbūt jie daugiau nusipelnė, negu tas 100 ir paskui tas labai kuklus vidurkis, galbūt siekiantis vos 50, atsiprašau. Tai aš manyčiau šitą tvarką, čia aišku, su mokytojais ir visais kitais reikėtų padiskutuoti, nes iš tiesų aš paprašiau tos medžiagos ir kai kur pasižiūrėjau, iš tiesų aš nesakau, kad 100 yra laimės dalykas, labai pritariu gerbiamam merui už tai, kad to 100 nuopelnas daugiausiai kito mokytojo, o ne pagrindinio mokytojo, labai liūdna, tai reikia pripažinti daugelio atvejų ir pasvarstyti ateityje, pamastyti ir labai gerai peržiūrėti tą tvarką. Ačiū žodį. Ačiū Aušrelė ir kitiem pasakysim. Aš tik tai norėjau dar papildyti, kad mes tikrai visus taip pat pagerbiam ir 100-kininką, ir tą, kuris baigė gimnaziją su pagirimu. Yra visi tie žmonės įtraukti. O dėja, šiemet tų 100 buvo labai nedaug, tačiau su pagirimu, kurie baigė, tai jų vidurkis yra daug didesnis negu ir to, kuris 100 yra gavęs. Daug didesnis visų, kurie baigė su pagirimu, nes čia pagirimai taip nesimėto. Tai tiesiog aukšti visi yra visų egzaminų balai. Ir jų vidurkis yra žymiai didesnis negu tą 100 gavus. Bet ir 100 ir greta to 100-kininko su pagirimu baigęs taip pat yra premijuojamas tokio pat premija. Aš pritariu ir Violetai, pritariu ir Aušreliai. Čia yra labai sudėtingas darbas, kad nepadarytum, kad vieniem būtų pyktis, o kitiem džiaugsmas. Ačiū visiems. Aš manau, galime balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Balsuojame. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dar kartą dėkoju. Kitas klausimas. Dėl Gelgaudiškio Šaltinio specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo. Klausimų nėra, kviečiu balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. Kitas klausimas. Vaidai, jūs įsidėkit kortelę jau? Gal kitų balsavimų jau ta kortelė suveiks. Suveikė, ačiū labai. Kitas klausimas. Dėl Šakių rajono Kriūkų mokyklos daugiafunkcinio centro nuostatų patvirtinimo. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. O dabar tvarkoja viskas. Sprendimas priimtas vienbalsiai, 21 už. Ačiū. Kitas klausimas. Dėl Šakių Lopčelio darželio Berželis
nuostatų patvirtinimo. Gerbiama Dinara Gudaitinė, prašome. Iš tiesų, tai ne tuo klausimu kažkodėl nesuveikė, norėjau dėl kriukų paklausti. Bet dabar jau tiek to aš pasiklausiu asmeniškai. Ačiū už supratimą, Dinara. Asmeniškai išsiaiškinsit, manau. Taigi, kitas klausimas. 16 buvo dėl, pakartoju, dėl Šakių Lopšelio darželio Berželis nuostatų patvirtinu. Kadangi klausimų tikrai nėra, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl pritarimo elektroninio dienyno naudojimui Šakių Lopšelyje darželyje Berželis. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašo patvirtinimo. Tarybos narys Edgaras Pilypaitis, prašau. Kadangi nebeliko norinčių kalbėti, kviečiu. Gintaras nori papildyti. Prašom, Gintarai. Sprendimo pirmoje priedė konkrečiai dėl kreipimosi socialinės paramos tvarkos apraše vyriausybės atstovų tarnybos reikalavimą prašau išbraukti 11 punktą. Ačiū. Jeigu daugiau neturime pasiūlymų papildymų, prašyčiau balsuoti už parengtą sprendimo projektą su pataisa, kurią paminėjo Gintaras. – 19 balsavus už, 2 tarybos nariams susilaikius, sprendimas priimtas. Dėkuoju dar kartą. Kitas klausimas dėl... Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 dienos sprendimo numeris T51 dėl rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo, dalinio pakeitimo ir papildymo vedėja be abejo turi ką pasakyti. Prašom, gerbiamą vedėją. Galvojau, ką turėčiau pasakyti, kadangi visiems tarybos nariams buvo išsiųstas paskutinis variantas, o ten, kaip ir minėjau, komitetuose, pagal viešosios įstaigos Šakių ligoninėje prašymą, kadangi nevykdys projektų dėl saulės kolektorių įrengimo, lėšos buvo numatytos tvirtinant biudžetą 21 140 eurų, perkelia iš regioninės plėtros programos į sveikatos apsaugos programą, kadangi strateginiam plane ta priemonė buvo ten numatyta, o priemonė tai yra pandusų įrengimas ir pritaikymas neįgaliesiems. Projektų atsisako vykdyti jie dėl per mažo finansavimo. Vietoj 183 000, berods ten kažkas apie 20 000 skiria ir įstaigos vadovas mano, kad netikslinga vykdyti tą projektą. Dėkoju vedėjai, gerbiamas Laurynas Sodaitis, prašome. Ačiū meriau žodį. Labą dieną, gerbiami kolegos. Aš tik tai trumpai noriu atkreipti dėmesį apie kartais dvigubus standartus mūsų taikomus taryboje. Pandusų statybos ligoniniai turbūt visi matėm, kad prasidėjo jau kuris laikas prieš tai, negu mes dabar apskritai svarstom šio objekto finansavimo klausimą. Nepamirškim plačiai nuskambėjusio Kukarskės atveju šioje vietoje. Tai mano galva reikėtų, sakykime, galbūt ūkio komitetui ar komitetui, kuris atsakingas už šitos reikalus, truputį pasiaiškinti šitoje vietoje, kodėl, sakykime, vieniems mes už tokius dalykus duodam pastabų, o kitiems net dėmesio neatkreipiam posėdžio metu. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, aš gerbiamą Laurynui pritarčiau štai ką. Ar mes sugebėsime kada nors gyvenime išgyvendinti blogas tradicijas, kai yra pirma padaromi darbai, o po to priimami sprendimai ir panašiai. Tačiau čia su ligoninė yra truputį kitaip. Tai vedėja, prašom paaiškinti ir priminti tarybos nariams, kuomet buvo rengiamas tarybos sprendimo projektas dėl biudžetų 16 metų,
komitetuose taip ir buvo aptarta, kad lėšos bet kokiu atveju pateks viešai įstaigai Šakių ligoninį. Jeigu nebus vykdomas projektas, lėšos bus nukreipiamas neįgaliųjų aplinkos pritaikymui. Ir manau, kad tai yra dalinis finansavimas tiek, kiek jie dabar ten vykdo tuos darbus. Taryba tuos reikalus apsprendus vasario mėnesį. Ačiū vedėjai, prašom, gerbiamas Laurina. Ačiū vedėjai, aš tik tai trumpą repliką. Kas būtų tada, jeigu taryba apsigalvotų ir šiuo atveju netvirtintų tų pinigų tam objektui? Aš ne dėl to, kad prieštaraučiau tam, kas buvo numatyta, tik tai yra paprastas tvarkos nepaisimas mano galva, už kuriuos mes vienus baudžiam, o kitų ne. Tai reiktų apie tai tik tai pagalvoti. Manau, tektų. Ačiū, Laurinai, dabar vedėjai, jūs paaiškinkit. Tai manau, kadangi, kaip ir minėjau, tai tikriausiai dalinis prisidėjimas prie tų atliekamų darbų, tai jiems tektų viską padaryti iš nuosavų lėšų. Ačiū vedėjai, ačiū Laurinui, galime, manau, balsuoti už parengtą sprendimų projektą. Balsuojame. 18 tarybos narių balsavus, 19 balsavus už, 2 susilaikius, sprendimas priimtas, nuoširdus ačiū visiems. Kitas klausimas dėl rajono savivaldybės 2015 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Klausimų nėra, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dar kartą ačiū. Kitas klausimas dėl negyvenamų patalpų esančių Šakiuose, Bažnyčios gatvėje 37, nuomos viešo konkurso būdu. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dar kartą dėkuoju. Kitas klausimas dėl negyvenamų patalpų esančių Griškabūdžio seniūnyje, Patašinės kaime, Alyvų gatvėje 9, nuomos viešojo konkurso būdu. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. 20 tarybos narių balsavus už, 1 tarybos nariui susilaikius, sprendimas priimtas, dėkuoju. Kitas klausimas dėl negyvenamų patalpų esančių Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Bublelių kaime, Nuopaičio gatvėje 7, nuomos viešojo konkurso. Klausimų nėra, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Vienbalsiai sprendimas patvirtintas, dar kartą dėkui. Kitas klausimas dėl negyvenamų patalpų esančių Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje, Totorviečių kaime, Alyvų gatvėje 10-3, nuomos viešojo konkurso būdu. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dar kartą dėkuoju. Kitas klausimas dėl negyvenamų patalpų esančių Šakių seniūnijoje, Prūselių kaime, Miško gatvėje 4, nuomos viešojo konkurso būdu. Klausimų nėra, balsuojame už parengtą projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, ačiū visiems. Kitas klausimas dėl savivaldybės būsto esančio Šakių seniūnijoje, Naudžių kaime, Naudžių gatvėje 12-1, nuomos Žydrūno Petravičiaus šeimai. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Nuoširdus ačiū, sprendimas priimtas vienbalsiai. Kitas klausimas dėl savivaldybės būsto esančio Kudirkos Naumiesty, Vytauto gatvėje 47-8, nuomos Auksės Lebednikienė šeimai. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Pavardės sunki. Sprendimas priimtas vienbalsiai, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas dėl savivaldybės būsto esančio Šakiuose, Bažnyčios gatvėje 21-30, nuomos Daivos Steputienės šeimai. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo
projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dar kartą dėkoju. Kitas klausimas. Dėl savivaldybės būsto esančių Šakiuose, Šiaulių gatvėje 2/20 nuomos Tomui Girdzijauskui. Klausimą neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. 20 tarybos narių balsavus už, vienam tarybos nariui susilaikius, sprendimas priimtas. Dėkuoju. Kitas klausimas. Dėl savivaldybės būsto esančių Šakiuose, Kęstučio gatvėje 21/6 nuomos Nijolės Matukinės šeimai. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkuoju. Kitas klausimas. Dėl panaudos sutarties su asociacija Veršių bendruomenės centru nutraukimu. Klausimų neturime. Balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl negyvenamų patalpų ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto esančio Sentautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos gatvėje 2 perdavimo asociacijai Veršių bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. 21 balsavus už, vienbalsiai sprendimas priimtas. Dėkuoju. Kitas klausimas. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 metų vasario 29 dienos sprendimo numeris T60 dėl negyvenamų patalpų esančių Šakių rajone perdavimo laikinai neatlygintai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms priedo dalinio pakeitimų. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Nuoširdžiai dėkuoju, sprendimas priimtas vienbalsiai. Kitas klausimas, tai yra 36. 5 yra klausimas atidėtas. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 metų sausio 30 dienos sprendimo dėl gyventojų teikimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo tvirtinimo dalinio pakeitimo. Klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dar kartą dėkuoju visiems. Kitas klausimas. Dėl Kukarskės globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. Norėčiau aš tik pagarsinti. Galutiniam variante daugumai tarybos narių pritarus neginčio tvarka yra numatyta kaina patvirtinti tokią. Asmenims su sunkia negali 6,70. Ne, galutinį 6,70. Tai aš gerai ir sakau. Ne 6,6, bet 6,70. Taip, dar kartą kartuoju, 6,70 ir senyvo amžiaus bei asmenims su negale 4,70. Tai buvo pritarta daugumos tarybos narių. Prašome, dėt dar turi. Ir sprendimo projekto preambulėje prašyčiau išbraukti atsižvelgiant į savivaldybės vidaus audito skyriaus išvadas. Negalime tokio rašyti. Todėl negalime, jeigu praeitą kartą buvo šito motyvuojama ir klausimas buvo nukirstas, net nepradėjus svarstyti. Aiškinamajam rašte. Aiškinamajam rašte tikrai. Sprendime nereikia rašyti. Užkliuvo, kadangi jo nebuvo iki vakar iš viso šito įrašyto. Aš norėčiau ramybės,
norėčiau ramybės ir reikia pasiaiškinti dėl, atrodo, to vieno sakinio prasmės ir esmės. Iš tiesų, Romas, kaip sakė, buvo pagrindinis motyvas, kada nebuvo pateikta galutinė audito išvada. Dabar pasirodo, išnagrinėjus tuos visus juridinius klausimus, tai auditorio ta išvada yra besąlygiškai ir jis atsako už tikslingai padarytą pagal tą reglamentą numatytą tvarką skaičiavimai. Tai buvo, toks yra raštas pas administracijos direktorius, aiškinamai yra parašyta ir aš manau, kad čia nereiktų labai, kaip pasakyti, tą vietą kažkaip įskirti, nes įstatymiškai taip turėtų būti. Į pačiam sprendimo projekte tokio sakinio neturėtų būti. Tai aš tiek norėjau, bet gerbiamas Romai, prašom, yra direktorius, jis galės paaiškinti. Šitos ilgos abrakadabros aš nieko nesupratau. Tikslingas buvo audito atlikinėjimas tolimesnis, praeitą kartą užsispyrus klausimo nesvarstyti, nors ūkio komitete pirmininkui pritarus, nariams dalyvaujantiems pritarus, vedėjai, kuri dabar yra tribūnoje, taip pat administracijos direktoriai sutikus, klausimui priimti praeitame posėdėje nebuvo jokių kliūčių. Atsakykit man konkrečiai vienu sakiniu, be ilgų išvedžiojimų, kur administracijos direktorius turi raštą paslėpęs, kur dar kažką. Mes užvakar komitete ūkio posėdžiaudami šito klausimo visiškai net neišgirdom, kad audito išvada čia yra nieko dėta. Ačiū. Ačiū gerbiamam Romui, aš manau, pradėsiu direktorius, vedėja. Čia galima labai trumpai paaiškinti, aš manau, taip ir vyks. Labadiena visiems. Norėčiau paaiškinti, reiškia, pagrindas sprendimo priimimui yra skyriaus derinimas. Auditas tikrina, bet auditas tikrai nedalyvauja sprendimų priimime. Tai negali būti pagrindas sprendimų priimimui. Dėl to ir prašom išbraukti. O tam, kad jūs būtumėte tikri, kad darbas yra tinkamai atliktas ir ta kaina, auditas prieš tai buvo išsakęs pastabas, reiškia, kad tas skaičiavimas netitiko visų reikalavimų. Šitas paskutinis Liepos 13 dienos teiktas skaičiavimas, auditas pateikė išvadą ir patvirtino, kad skyrius suderino teisingai ir tie skaičiavimai atitinka reikalavimus. Tai yra tik tai tiek. Bet auditas sprendimų priėmime ir kaip pagrindas jis negali dalyvauti pagal savivaldos įstatymą. Ačiū direktoriui, tarybos narys Edgaras Pilipaitis, prašau. Galutiniam aiškumui aš noriu pasakyti, kad dėl ko nekilo to ūkio komitete, dėl to, kad jums pateiktame sprendimo projekte šito sakinio dalies ir nebuvo. Jūs pažiūrėkite, Liepos 15 dienos pateikta, ten to sakinio nėra. Jisai atsirado vėlesnių komitetų svarstymų metu ir kada jau galutinė kainos buvo, reiškia, apvalinimai atsirado, įsirašė ir tas sakinys, kuris iš tikrųjų neturėjo būti įrašytas. Ta mes išsiaiškinom, kad audito tarnyba negali dalyvauti pačio sprendimo priėmime. Tai tik tai tokia čia technika, čia tikrai nėra jokių kažkokių užslėptų dalykų ir klastos. Ačiū, prašom gerbiamas Romai. Dėkoju, priimu, dėkoju už išsamius paaiškinimus. Ačiū visiems, taigi galime balsuoti drąsiai ir pagaliau patvirtinti tą kainą. Balsuojame. Dvidešimčiai tarybos narių balsavus už, vienam tarybos nariui susilaikius, sprendimas priimtas, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl bendruomeninių šeimos namų veiklos Šakių rajone. Prašom, vedėja. Ūkio komiteto pasiūlymų ir pastabų iš tiesų gal ir teisinga pakeisti šiek tiek pavadinimą projekto, nesteigimas, bet veikla. Todėl dalyvavimas projekte dėl bendruomeninių šeimos namų veiklos Šakių rajone būtų toks siūlymas. Aš tokį sprendimo projekto pavadinimą arba pateikiau. Taigi, gerbiami tarybos nariai, jeigu daugiau klausimų neturime, balsuojame už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl atstovų delegavimo į Labdaros ir paramos fondo Šešupės regiono Šakių biuro valdybą. Štai neslėpdamas noriu pasakyti, kad šiandien koalicijos mūsų rytiniam pasitarime yra pasiūlyta, kad būtų įtraukta
koalicijos partnerių Irenos Gazė pavardė ir dabar nenorėčiau tų žaidimų, kad Euroregiono valdyba ar panašiai prieš 13 metų, prieš 13 metų sukūrė kažkokią tvarką ir šiandien po 13 metų paprašė, pareikalavo, kad būtų tarybos narių tam visam toj sudėty. O mes manom, kad turi būti bent 3 tarybos nariai, kuriuos aš įvardinu. Tai Tautvydas Šukį, toliau Algimantą Damijonaitį ir Ireną Gazę. O jums patinka, nepatinka, pakeiskite tos nuostatus, šitaip žaisti negalima. Jeigu jau tarybos narių jūs prašote atstovavimo, tai turi atstovauti didžioji dauguma tarybos narių ir tų frakcijų, iš kurių susidaro taryba didžiųjų. Tai tiek aš norėjau. O jums, gerbiamas Vitai Girdauskai, patinka, nepatinka, aš tai siūlau, tai ką mes daugumą tarybos narių, o jų buvo 15, kiti ir čia yra, kurie negalėjo į pasitarimą atvykti, tokia nuomonė ir yra. Jeigu jums netinka, tai jūs, nežinau, galit paaiškinti, jei netinka, bet mes tikrai siūlo balsuoti už 3 tarybos narių kandidatūrą į Euroregiono Šešupės tą veiklą. Labadiena, tikrai labai tinka ir tuo labiau solidesnė bus taryba, čia labai puiku. Atsiprašome, kad iš tikrųjų pasiūliau tos 2 žmonės neatsiklausęs, bet motyvas buvo tas, kad Damijonaitis yra tekę dirbti jam su Nemuno regionu, o Tautvydas Šukys yra regionų plėtros taryboje ir tos projektus žino. O jeigu papildote dar, tai yra tikrai labai gerai ir organizacijai tai yra tik daug geriau. Ačiū už papildymą. Supratome, gerbiamas Romas Pukinskas, prašome. Gerbiamas merė, truputėlį įnešėte intrigos, visai nepasiskaičiusiam, tai jūs man dabar pradžiamokslį įveskit, kiek balsavimo teisė padidės padidinus žmonių skaičių. Ar Šakiai kaip turėjo savo proporcingą balsų skaičių ir automatiškai nieko negalės pakeisti. Mesgi galim šiandien ir 5 įtraukti, jeigu tai mums yra rajonui naudinga. Aš atsakau labai trumpai, aš manau, kad bus rajonų tikrai naudinga, kada atstovaus mūsų 3 tarybos nariai. Jie turės pusę balsų teisės priimant sprendimus. Taip. Dabar būtų 5, dabar bus 6. Tai 3 mūsų tarybos nariai ir 3 kiti atstovai. Tai aš manau, pusiausvyra padėtų galimybę klausimo sprendime laimėti. Dėkuoju visiems. Jeigu mes supratome vieni kitus, tai kviečiu balsuoti už parengtą projektą, įtraukiant ir Ireną Gazę. Prie 2 tarybos narių, kurie buvo projektai. Balsuojame. Nuoširdus ačiū, 20 balsavo už, vienam susilaikus, sprendimas priimtas, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas. Dėl pritarimo projektai Panemonių parkų ekologinio, pažintinio turizmo ir viešojo aktyvaus poilsio infrastruktūros tvari plėtra. Jeigu klausimų neturime, kviečiu balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Sprendimas priimtas vienbalsiai, nuoširdus ačiū. Kitas klausimas, o tas kitas yra paskutinis klausimas. 41 numeris. Dėl pritarimo įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos projektus Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Lekiečių, Plokščių, Sudargo ir Stavikų Žvirždaičių kaimo vietovės. Jeigu klausimų neturime. Jeigu galima pastabą, mano buvo praleista Lekiečiai 171 774 ir 96 eurocentai. Atsiprašom, už techninę klaidą. Jau yra. Yra Lekiečiai, tikrai aš paminėjau garsiai. Prašom, gerbiama Irena. Galiu? Labą dieną visiems. Finansų komiteto posėdėje aš taip pat kėliau tą patį klausimą, kadangi pasigėdau kitų seniūnijų įrašymo, kaimo vietovių, tai nėra ir Sintautų, nėra ir Lukšių, nėra ir Kidulių, nėra Kudirkos Naumiešių seniūnijos, nėra Gelgaudiškio
seniūnijos kaimo vietoviai. Tai manyčiau, kad regioninės plėtros komitetas, kai svarstė šitą klausimą 15 metų lapkričio 24 dieną, aš susipažinau su jų posėdžio protokolu, tai manyčiau ir šitos kaimo vietovės irgi turėjo būti svarstytos, kodėl mes atimam iš jų galimybę turėti taip pat ir vaikų žaidimo aikšteles, ir sporto žaidimo aikšteles, ir poilsinės vietovės, o tik tai rašom tą, ką išsprendė, siūlė regioninės plėtros komitetas. Antras dalykas, su regioninės plėtros komiteto priimtų nutarimu dėl kriterijų nustatymų, ne vienas komitetas nebuvo supažindintas. Tokiu būdu iš mūsų buvo atimta galimybė diskutuoti šio klausimu ir siūlyti arba kitas kaimiškasis vietovės, arba siūlyti savo kriterijus ir panašiai. Todėl šio klausimu aš nebalsuosiu ir manau, kad kitos kaimiškos vietovės yra nuskriaustos, neįrašant ir nesprendžiant dėl jų būtent šitų klausimų, kurie yra nurodyti šitame sprendimo projekte. Jei galima, gal pirmiausia aš, paskui gal regionų plėtros komitetas, Dėkoju, bet turėčiau Irenai, pakomentuoti. čia yra daug niuansų, prašom, gerbiamas vedėjau, taip išaiškinkit, kad visiems būtų aišku, kodėl taip, o ne kitaip. Jūs turite tuos. O dabar dėl viešinimo, tai noriu pasakyti, kad yra visi protokolai viešinami. Tai norėčiau pakomentuoti pirmą, kad regioninės plėtros komitetas savo posėdėje nusprendė, buvo be abejo renkamas iš visų ir tikrai buvo svarstama, ar reikėtų skirti toms vietovėms, kurios jau yra gavusios kitas lėšas, na kaip Sintautai arba Kudirkos Naumiestis ir kitos išvardintos vietovės. Buvo atmestos tos vietovės, kurios arba gavo, arba šiemet gauna taip pat lėšas, na kad būtų bent jau šioks toks proporcingas investavimas į vietovės. Todėl buvo pasirinkta visų pirma tik seniūnijų centrai, nes apskritai tai galima ir į mažesnės vietovės, bet pasirinkta buvo centrai, kad neišbarstyti lėšų. Antras dalykas buvo nuspręstas išvelgti į tai, ką į tas vietas jau esame investavę. O ir į Naumiestį, ir į Sintautus, ir į Kidulius, ir į Gelgūdiškį esame investavę, į Lukšius. Dabar investuosime pagal nesenai priimtą projektą. Todėl buvo regioninės plėtros komiteto posėdė tai pasirinkto, apskritai galvoju, kad gal pats regioninės plėtros komitetas pakomentuotų tiek, kiek aš komentavau čia. Prašom, gerbiamas Laurinas Odaitis. Dėkuoju, Miriau, žodį. Mano pastaba irgi, apie ką mes kalbėjom ir komitete, ir su vicemeru diskutavom iš tikrųjų apie tam tikrus dalykus. Tai mes šitoje vietoje labai susikoncentruojam į vietovių pavadinimus, bet ne į prioritetinius projektus ar apskritai projektus, į kuriuos mums reikėtų investuoti. Tai yra pirma. Antras dalykas, mes jau ne kartą esame diskutavę, kad mes susidedam labai daug pinigų į medžių šakų pjaustymą, jeigu taip metaforiškai pasakius, bet ne į tuos dalykus, kurie atneš realią naudą rajonui. Tai šitoj vietoj, sakykime, žiūrint į kai kurias vietovės, į paminėtus darbus, taip pat, na, kaip Sudarga, sakykime, įrengti pažintinius takus piliakalniuose, stovėjimo aikštelės lankytojams, tai mano galva, na, aš ten gyvenu, jie jau yra, sakykime, tai aš nežinau, ką mes dar ten tobulinsim, bet, sakykime, yra kitų turbūt būtent toj vietovėje prioritetinių projektų ir darbų, kuriuos būtų galima padaryti. Tai mano toks pasiūlymas, jeigu, sakykime, bus atsižvelgta į kolegės Irenos pastabas ir peržiūrima vėlgi šitas sprendimas, tai siūlyčiau žiūrėti ir kreipti dėmesį labiau į projektus, o ne į vietovės. Ačiū, tikrai labai gera pastaba. Ir gerbiamas Vitai, atsakyk konkrečiai. Tai aš turi žinoti, užmerktam akim ir iš miego pažadintas ir pakomentuoti visas tas situacijas. Situacija yra tokia, kad tai yra tik pirmas žingsnis, kuris patvirtina vietovės. O patys projektai rugsėjo mėnesyje bus pateikti 8 projektai, kuriuose bus kiekviename kalbama apie tai, ką planuoja seniūnija ten daryti. Ir ten tikrai vertės išdiskutuoti, ar tikrai to reikia ir ar už tiek pinigų verta tiek daryti. Ir galbūt jūs patys nuspręsite, kad, sakykime, tai yra neverta ir galbūt tam tikros lėšos gali būti perkeltos į kitą vietovę. Tai yra šito projekto esmė, kad mes pasitvirtiname, kur tą darome ir einame į priekį, o po to jau, kada vietovės jau žino, seniūnai jau žino, kad jau tikrai jie turi dar sykį pasitarti su bendruomenėm ir apsispręsti, ką iš tikrųjų planuoja daryti, iš tikrųjų ir Sudargas ir man pačiam užkliuvo ir manau, kad jie tikrai pagalvos gerokai, ar tikrai į tą vertą investuoti. Čia taip
Projektai privalo būti išdiskutuoti ir tikrai rugsėje, manau, kad ir skirsime visi sykiu daug dėmesio, nes turi būti vertingi dalykai padaryti, o ne tik pinigai investuoti. Tai pantrinant gerbiamą Irenai, tikrai galbūt kitos vietovės pateiktų daug geresnių idėjų, sakykime, negu atitinkamos kitos su patvirtintais pinigais, tačiau nesugalvodamos, ką daryti. Tai vėlgi, galbūt sakau, investuokime į tai, kas atneš vertę, o ne į šaligatvį, kuriuo niekas nevaikščios. Tai čia tiesiog pastaba ateičiai atsižvelgti. Ačiū gerbiamam Laurinui, prašom, gerbiamas Bernardinas Petras Vainius, prašome. Labadiena, gerbėmėjai kolegos. Aš irgi palaikyčiau kolegos Laurino mintį, kad vis dėlto investuokim ten, kur tikrai bus kažkokia tai nauda. Mes daugelį dalykų planuojame, darome, bet vis dėlto nežiūrime, kas bus po to, kai įgyvendinsime, kaip reikės tuos dalykus eksploatuoti ir kokia tai bus pridėtinė nauda tiek pritraukiant žmonės, tiek jaunimą, tiek darbo vietas ir taip toliau. Taip kad aš būčiau linkęs platesnės diskusijos prieš priimant šitą sprendimą. Aš tik tai norėčiau nuraminti tiek gerbiamą Bernardiną, tiek kitus. Mes grįšim konkrečiai, kada bus kalbama apie visus skaičiais išraišką eurais. Tai pamatysime ir bus įvardinta konkrečiai, tiksliai kas. Dabar aš labai pritariu abiem pasakysim, tiek Laurinui, tiek Bernardinui. Tik noriu vieną dar pasakyti ir rūpestį. Jūs labai gerai prisimenate, kad šitam laikmetį per pastaruosius 4 metus per VVG programą mes kofinansavom viso 100% bendruomenių pasiūlytus projektus ir panašiai. O dabar jau ateina ta banga, kai susidursim su problema, kai nebus kam išlaikyti tų atremontuotų, naujai pastatytų bendruomenių namų ir visa kita. Jau ta problema šiandien yra ir bus labai daug tų prašymų, parašų rinkimų ir visa kita. Tai aš palaikau jūs abu, ir Bernardiną, ir Lauriną, kad nereiktų susidurti su tą problemą, kad būtų projektai su likutinė verte pagrįsti ir jie kad duotų naudą ten gyvenančiam žmonėm. Tai tokia aš tikrai pritariu. Prašom, gerbiama Irena. Gerai, pareplikuojat. Į projektą aiškinamajam rašte nurodytos seniūnijos. Jeigu bus projektai, tai tie projektai bus nukreipti būtent nurodytoms seniūnijom. Tikrai taip. Tikrai taip. Ačiū. Tai dabar pasakykit, prašom, Skaistakaimi, kas yra padaryta, kiek įdėta lėšų ir kiek investuota ir kas ten yra iš vis. Gotlybiški per tą laiką, kas ten yra padaryta, kiek investuota lėšų. Ir tokių kaimų yra daug. Kaimų, kuriuose yra gyventojų, yra vaikų ir į kuriuos visiškai jokių investicijų neteina. Taip, tikrai taip. Akcentuojama tik tai Gelgaudiškis naumestis, taip, Gelgaudiškis miestas, bet Gelgaudiškis dar turi kaimų. Naumestis miestas, bet naumestis turi ir kaimo vietovės. Sintautai turi miestelį, bet yra ir kaimo vietovės Sintautų seniūnijai. Tai gal nereikia viską taip, jeigu Gelgaudiškis, tai turime omeny visą Gelgaudiškio seniūniją. Jeigu naumestis, tai turime omeny absoliučiai visą. Ne, gerbėmėjai, investicijos eina tik tai į tam tikrus objektus ir tam tikroje teritorijoje gal nereikia vardyti. Tikrai taip, jūs teisi iš tos pusės. Ir tas pats ir su šakiais. Pažiūrėkim, kas darosi, tai gal turėtų, manau, visi dalyvauti. Čia yra ir truputį kitokių problemų. Kas neįsigilinę į regioninės plėtros veiklą ir te ateinančias lėšas tam tikrom sritim ir tam tikras vietovės. Pavyzdžiui, Kudirkos naumestis, Gelgaudiškis, Lukšiai gauna milijoną ar beveik po milijoną tikslinių lėšų ir ne į vieną tą kaimelį jos negali būti perkeltos. Tai yra šventa, turi būti daroma mieste, tą miestelį naumestį, Lukšiuose ir šitą visą Gelgaudiškį. O buvo pagrindinis kriterijus, kad tai iš dangaus visai nenukritę tie pasvarstymai. Tai buvo tos seniūnijos paimtos, kur mažiausiai investicijų. Jeigu paimtume Sintautus, tai Lietuvoje turbūt daugiausiai investicijų su grojančiais fontanais, su aikštėmis, ko nėra nei Šakiuose, nei kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Aš už tai, kad kiekvienas kaimas, kaimelis turėtų irgi tai pajusti. Tai mes tokį darau išvadą. Prisipilam kuzavą grūdų ir važiuojam po visą rajoną barstydami po saujelį.
Ar ką galima bus padaryti iš tos lėšų, kurių te bus tiek mažai, kad praktiškai nebus nei ką ir daryti. Tai yra tokia ta padėtis. Tai yra didžiausias dėmesys į tas seniūnijas, kuriuos iš tiesų nei pačios seniūnijas centras negavęs praktiškai investicijų. Jums Lekėčius nėra mūsų savivaldybės investicijų, o yra privataus tik tai verslo investicijos. Tai kaip dabar tokią seniūniją palikti vėl kažkur Griškabūdis. Taipogi jie praktiškai investicijų nėra gavę. Mes čia svarstant išminusuojam visas tas trasas, apie kurias niekaip negalim nubaigti, vandentiekio, kanalizacijos, aš ūkiškai pasakysiu, valymą įrenginių ir taip toliau, imam likusią tą dalį. O tai tokia yra žaidimo taisyklės ir pavyzdžiui mes Lukšiam milijonas turbūt kiek ir niekur mes negalim perkelti kitur. Ir tas pats yra Naumiestis, Gelgodiškis ir taip toliau. Man atrodo, tai reikėtų ir paaiškinti ir tai, kad tarybos nariam nekiltų tokių abejonių, kad vienus mylim, o kitus ne. Taip, jeigu galima, iš tikrųjų, ponios Irenos, geras yra klausimas, bet čia ir buvo principinis regioninės plėtros komiteto pasiūlymas. Tai yra koncentruotis tik į seniūnijos centros. Čia yra principinis. Be abejo, galima barstyti, kaip meras minėjo, teisingai taip, galima imti, mes skaičiavom, apie 80 miestelių vietovių būtų, į kurias būtų galima. Na, padalinat po 10 000 ir valio, patenkintų turbūt apskritai nebūtų. Bet toks principas galimas. Bet regioninės plėtros komiteto posėdėje buvo nuspręsta, jog investuojame tik į seniūnijos centrą. O šiaip principinis dalykas, tai ką jūs sakėte, taip, tai tikrai galėjo būti taip. Tikrai taip. Bet tai yra jūsų kaip politikų principinis apsisprendimas. Šito sprendimo esmė ir yra vietovė ir apsisprendimas ar tik seniūnijos centre, ar ir seniūnijos miesteliuose. Čia ir yra šito pirmo sprendimo esmė. O konkretybės, ką jau paskui darys, tai yra po to. Iš pradžių jie turi žinoti, ar apskritai jie galės daryti. Tai klausimas buvo labai į 10. Toks sprendimas buvo pasiūlytas regioninės plėtros komitete. Ačiū, gerbiamas Vaidas Balčiūnas, prašome. Tai viskas, man atrodo, skyriaus vedėjas gana išsamei paaiškino mūsų regioninės plėtros komiteto vieningą nuomonę, parinkom kriterijus ir pateikėm pasiūlymą administracijai, kaip galima būtų, kuriais principais remiantis daryti šitą skirstimą lėšų. Ir nusprendėm, kad geriau akcentuotis į seniūnijų centrus, nebarstant, kaip vienas sakė, po visus kaimelius visiems po lygiai, ir įvertinom būtent tų seniūnijų centrų perspektyvumą. Šie kriterijai, jeigu kas pasigilinot, ir yra nukreipti ir gimstamumas, ir gyventojų skaičiaus pokyčiai, ir nedarbo lygis ir panašiai. Ir tas yra nukreipta mūsų mintis, kad išsilaikytų mūsų savivaldybės centriukai, kurie dar sugeba laikytis ir kurie jiems reikia padėti ir juos padaryti patrauklesniais, traukos centriukais vietose. Ne tik viską iš akius Gelgodiškį Naumiestį, bet kad ir būtų kažkokie centriukai. O jeigu nutiesim, kaip sakant, šaligatvius po visą rajoną, ten tų 120 km ir išvingiuosim po visus laukus, tai ko gero tas irgi patrauklumo daug nepridės. Tai mūsų tiesiog buvom suformavom šitos kriterijus, kuriais remiantis ir buvo atlikti šitie paskaičiavimai. Ar juos, kaip sakant, priimti, nepriimti ir pritarti, kol kas didelių prieštaravimų nebuvo. Ir jeigu turit kas nors kardinaliai kitų idėjų, tai mes dabar išnekam ir tarėmės. Bet dar ką noriu atkreipdėmėsi į šitą dalyką, kad kas bus daroma, tai būtent vietos gyventojų apsisprendimas, vietos bendruomenės apsisprendimas ir turės patį didžiausią, kaip sakė, didžiausią reikšmę. Mes žinom, kad, pavyzdžiui, Lukšiai tą savo milijoną pagrindę nusprendė skirti į buvusį kultūros namų pastato atnaujinimą. Naumiesčio gyventojai ten irgi yra visokių nuomonių, irgi bendruomenė diskutuoja ir sprendžia. Šitų seniūnijų bendruomenės taip pat pateikė savo matymus. Ir mes iš viršaus nelabai galim kažką ir jiems nurodinėti, ką jie daryti. Seniūnai galėtų pasitelkti, kad ir mus, tarybos narius, jeigu jie nori
norim daryti kažkokius, tai matom, kur tuose projektuose galbūt ne ten investuojama, kur lyg būtų perspektyviausia, tai mes tarybos nariai taip pat turim teisę ir pareigą dalyvauti tuose diskusijose ir įrodyti tiems bendruomenės nariams, seniūnams, seniūnaičiams, kad jūs darykit šitą, o ne tą, kad tas yra perspektyviau. Dalyvaukime. Ačiū Vaidui, dabar pačiam jauniausiam tarybos nariui 3 kartą. Aš manau, jau Laurinai užvaiksit šito klausimą. Taip, aš labai trumpai, tik tai noriu atkreipti ir kolegų dėmesį, kad mes kiekvieną mėnesį iš savo algos nepervedam konkrečiai parduotuviai pinigų, o paskui einam išsirinkti produktų, kuriuos norėtume už tuos pinigus pasidaryti. Tai vėlgi, mano labai didelis raginimas, kaip minėjo ir vedėjas, tai yra mūsų principinis sprendimas šiandien, tai tą principinį sprendimą ir padaryti, kad skirstom ne vietovėms, o konkrečiai projektams pagal prioritetą ir pagal jų ekonominį ir pridėtinę vertę, būtent visam rajonui, bet ne konkrečiai vietoviai. Ačiū labai. Ačiū, gerbiamas Laurinai, prašom, gerbiamas Romas Pukinskas. Mere, jūs labai paleidot gerą tokią metaforą, ar kaip pavadinti, kad važiuosim iš kėbulų ir barstysim grūdus. Blogiausia yra ne tai, kad grūdus barstysim. Blogiausia yra tai, kad visiškai niekas nebesisėja su strateginiu planavimu, nėra visiškai tarpinių jokių ataskaitų, korigavimo nėra ir aš suprantu, kad valstybė čia šitos dalykus trupina kažkur suradusi, bet reikia neužmiršti, kad prieš trupinant, prieš keletą dienų finansų naujoji ministrė paleido labai sparnuotą frazę, kad trūksta rajonuose fantazijos. Be trinkelių daugiau nieko neįsivaizduoja ir kaip seniūnas mūsų sakė, darbo vietos visą kitą, jeigu mes jų nekursim, perspektyva labai trumpa. Na, čia mūsų mintis labai susišaukia. Aš tik noriu paklausti, kaip šitos dalykus būtų galima susijęti į labiau vientisą dokumentą, kad būtų galima suprasti, na, kodėl aš šitą sakau. Šnekinu vieną tarybos narį, kitą prieš mėnesį, prieš 2. Niekas net negali šiandien išvardinti, kokie objektai patenka į valstybės investicijų programą. Jau pamiršo. Šitie dalykai buvo informuota. Žodžiu, kažkaip suvert ant vieno siūlo reikėtų labai pasistengti ir labiau koordinuoti šitos dalykus. Aš galbūt kažkokio tai esminio dalyko nepasakiau, bet viskas yra labai padrika iš šalies žiūrint. Mere, jūs turit labiau suimti į rankas šitą dalyką, aš manau, kad atsivertus visiškai neaišku. Dėkuoju gerbiamam Romui, aš jūsų mintis supratau. Ir štai, manau, didžiausia yra priežastis informacijos nepateikimas ir visuomeniai nežinojimas, kas aplamai vyksta. O tai regioninės plėtros skyrius turėtų dirbti tą linkme, kad visi viską žinotų ir nebūtų jokių čia paslapčių ir būtų konkretizuojama ir supažindama bendruomenė, visuomenė, o to labiau tarybos nariai. Čia jau yra blogai, kai to nėra. Tai reikia, gerbiamas Vitai, kiekvieną judesį, kiekvieną darbą turi būti ataskaita, atitinkamas dokumentas įforminta ir kad tai būtų vieša. Tai tada bus gerai. Aš taip supratau, Romai. Taip, ačiū už pastabas, iš tikrųjų, tai bendruomenės kartu su seniūnaičiais ir seniūnai yra svarstę ir tas svarstymas jau vos ne metai vyksta. Bet aš galvoju, kad visų pirma, prieš pateikiant, jeigu jūs atsirinksite šitas vietovės ir jeigu bus vis tik pasirinktas ne projektų, o vietovių, pirmiausia principas, kad seniūnai apskritai galėtų galvoti ir žinoti, kad pas juos bus investuojama, tai tikrai tose vietovėse galėtų įvykti susirinkimai, kur prieš tai būtų skelbiama ir tarybos nariai, ir visi pageidaujantis galėtų dalyvauti. Tai būtų spaudoje, tai įvyktų iki rugsėjo tarybos. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų, strateginiam planui kiekviena seniūnija rengdamasi pasiūlymą turės parodyti, kokie strateginių planų tikslą tai atitinka. Be atitikimo strateginiam planui jokių pasiūlymų nebus ir jie nebus priimami. Bet pastaba dėl fantazijos yra 100% teisinga ir tai iš tikrųjų liūdesys buvo, kai atidžiai mūsų skyriuje išnagrinėjom pasiūlymus, tai būtent tą pasakėm, na, sakom, jau be trinkelių, tai daugiau kažkaip nelabai matyti, ką daugiau galėtume matyti. Tai čia yra 10. Iš tikrųjų, tai taip ir pasiūlymai tikrai ir seniūnams, ir bendruomenės, na, pagalvokim, ar tikrai darbo vietų daug atsiras, jeigu tų trinkelių priklosim. Tai tikrai 10. tikrai sutinku, o strategijai teks projektus tokius rengti, kurie atitiktų rajono patvirtintą strategiją. Mes jos nekeisime be gruodžio, kaip prisimenu. Ir ten yra vienas punktas projekte atitikimas rajono strateginiam planui.
Ačiū visiems tarybos nariams, dar tarybos narys Edgaras Pilypaitis, prašom. Dėkui. Tai mes kaip tik vakar jungtinio komiteto metu ir su direktorium tikrai priėjom tos išvados, kad tikrai reikalinga didelė ne tiek kontrolė, bet, kad, sakykime, tikrai iš tų pinigų, kurie nėra dideli ir jie netgi į tas vietovės kelias atrinktas iš tikrųjų nėra labai dideli. Ir dėl to galbūt riboja ir tą fantaziją. Tos fantazijos turbūt išsiskleistų labiau, jeigu tie patys pinigai būtų didesni, bet kad jie iš tikrųjų būtų panaudoti racionaliai, yra reikalinga irgi tam tikra galbūt netgi darbo grupė ar kažkas, kad ką ir Vitas sakė, į ką Laurynas atkreipė dėmesį, kad būtų ir Romas taip pat, kad būtų ir su strateginiu planu viskas susisieta ir kad būtų išspausta maksimali nauda. Tam reikalinga irgi ta darbo grupė ne tik, kad kontroliuotų ir atmėtytų, bet kad padėtų tom bendruomenėm kažką daryti ir konsoliduoti tam tikrus dalykus. Nes mes labai daug turim tų pačių dalykų pamėtytų po truputėlį, kurie, sakykime, netgi tas pats objektas, kad ir didesnis įrengtas, jeigu jis panaudojamas 1 arba 2 kartus per metus, jisai neša tikrai nedidelę pridėtinę vertę tai vietoviai ir juo labiau visiems seniūnijos gyventojams. Tai tą mes apsitarėm, principiniai visi šitie dalykai yra lygtai suprasti. Ačiū. Aš nuoširdžiai dėkuoju visiems, bet Irena vis tiek dar nori žodį paskutinę, ne? O aš pagalvojau, Kęstučio Smirnovo nėra kam užbaigti tas diskusijas, nusibodo jau iš tikrųjų demagogijos ir panašiai, gal prieinam prie balsavimo, ačiū labai. Aš tai nuoširdžiai dėkuoju visiems, mūsų šitas pokalbis tiesiog išryškino mūsų bėdas ir informacijos nebuvimą plačiaja prasme. O tai tikrai. Ačiū visiems. Taigi, gerbiami tarybos nariai, aš manau, kad suprato ir vedėjas, ir tiem, kuriem reikia, čia kurie yra skyrių, kiti vedėjai, darbuotojai, kaip turėtų būti visą tai daroma, kad visiems būtų prieinama ir žinoma. Tai dėkodamas prašyčiau balsuoti už parengtą sprendimo projektą. Ačiū. 15 balsavus už, 3 susilaikius, 2 balsavus prieš, sprendimas priimtas. Dėkuoju paskutinį ar ne prieš paskutinį kartą šiandien. Dėkuoju visiems už operatyviai atliktą darbą šiandien tarybos posėdžio metu ir noriu informuoti jūs, kad aš nuo 1 rugsėjo išeinu atostogų ir išleidžiu visus kitus norinčius. Ir dabar pabaigoje nori turbūt kalbėti Laurinas Suodaitis po balsavimo. Prašom, Romas Pukinskas ir kiek žinau, Mindaugas Tarnauskas. Stengsiuosi labai trumpai. Aš administracijos direktoriui norėjau klausimą užduoti. Savivaldybės interneto svetainiai yra visų administracijos darbuotojų elektroninio pašto adresai. Tai pirmas klausimas yra, ar visi savivaldybės administracijos darbuotojai skaito tą elektroninį paštą? O antras, netgi protokolinių siūlymų siūlyčiau įtraukti pasiūlymą, kad kiekvienam atsiuntusiam elektroninį laišką į savivaldybės administracijos darbuotojo dėžutę būtų išsiųstas automatinis atsakymas, patvirtinantis, kad laiškas yra gautas ir per kiek laiko pagal mūsų administracijos darbo reglamentą jį bus atsakyta. Ačiū. Taigi, gerbiamas, ar iš karto direktorius eis atsakinėti, jeigu, gerai, kai bus visi klausimai pateikti, gal ir Romas tokį pat pateiks, bet vis tiek į tribūną direktoriui reikia jau eiti iš lengvo. Taigi, prašom. Į Laurino patiktą klausimą gal atsakykit po to, Romas Pukinskas po to, Bernardinas, tai iš eilės gal tada. Prašom. Iš tikrųjų, tai negaliu atsakyti, ar visi darbuotojai, reiškia, skaito ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai jeigu yra sukurtas elektroninis paštas, reiškia, jis yra kurtas tam, kad juo naudotis. Tai logiška, reiškia, kad turi skaityti, reiškia, ir juo naudotis. O dėl bendravimų ir atsakymų, tai jeigu tai oficialus dokumentas, jis nagrinėjimas, tai iš tikrųjų reikėtų mūsų vienu oficialiu, reiškia, į savivaldybės, į administraciją laišką parašyti ir tada perės per sistemą ir bus per patvirtintą laiką bus parengti atsakymai.
O jeigu yra tai neoficialus bendravimas, tai jis toks ir lieka, reiškia, tų matot laiškų, reiškia, aš asmeniškai savo dėžutę irgi gaunu, reiškia, visokių ir komercinių pasiūlymų ir taip toliau. Ir tikrai, jeigu į visus laiškus jau man reikėtų atsakinėti, tai prapultų, manau, ne viena darbo diena. Direktorė, aš noriu Jums truputį padėti. Jūs įvertinti ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Kuncaičio darbą, kodėl jis neatsakė tarybos nario Lauryno paklausimą. Ir viskas čia toj vietoje aišku. Aš manau, kad liečia tai tikrai. Prašom, gerbiamas Romai. Ačiū, dega. Gerbiamas merė, gerbiamoji taryba, aš labai visų atsiprašau, kad bandau įlipti nuvažiavusi vagoną. Trečioji klausimų dėl garbės piliečio nuostatų patvirtinimo man liko kai kurių neaiškumų. Jūs užsiminėt apie menamą komisiją, kuri turėtų ir vakar gavom iš sekretorės patikslinimą, kuriame numatoma, kad rugsėjo mėnesį turėtų jau gulti naujai paruoštą medžiagą. Dėl to reikalinga tam tikra įžanga. Aš turėjau kaip klausimo ruošėjas galbūt išeiti į tribūną. Atsiprašau, kad čia atsisėdęs. Noriu pasakyti, kodėl gimė poreikis, kodėl atsirado poreikis būtent šitokio dokumento. Dokumentas buvo paruoštas mano iniciatyva, labai didelio entuzijazmo nesulaukus iš kitų komitetų ir frakcijų, taip sakykime, jau prieš naujus metus, bet buvau paprašytas įtakingų tarybos postų valdytojų šito klausimo nekelt, kadangi buvo pažadėtas iki vasario mėnesio ar iki kovo mėnesio buvo pažadėtas alternatyvinis projektas. Aš paruošiau šitą dokumentą nenurašęs iš interneto, bet apsilankęs 4 savivaldybėse. Nesakau, kad susitikau ir bendravau su vadovais, bet su vadovėliais tai tikrai. Buvo surinkta labai daug medžiagos ir galutinį variantą projekto paruošiau labai paprastu būdu. Išsikėliau savo tikslą ir nubraukiau 50% informacijos ir jis išėjo gana lakoniškas ir trumpas. Suprantu, kad tai turėtų kelti aistras, todėl kad yra pasiūlyta labai tokių neordinarinių sprendimų dėl partijų įtraukimo, kurios daugiau laimėjo ir panašiai. Suprantu, kad visiems šitas dalykas negali patikti, todėl puikiai priimu šitą iššūkį, kad bus ruošiamas alternatyvinis variantas, tačiau pasakau, dėl ko reikėjo šito dalyko daryti. Man sukėlė, analizuodamas korupcijos pasireiškimo galimus požymius, analizavau daug faktų, tame skaičiu ir viešumo trūkumą, ir man užkliuvo, kad visiškai neviešai vyksta garbės vardo suteikimo procedūra, kada pati idėja kažkam suteikti garbės vardą gimsta savivaldybės kabinetuose ir labai lengvai patvirtinama. Reikia pavyzdžių, prašau, spalio mėnesį, pagal seną buvusį 95 metų dar iš anos tarybos laikų paveldėtą tvarką, spalio mėnesį komitetas, kuris turėjo teikti šitą, tarkim, hipotetinė versija, jeigu būtų buvęs klausimas spalio mėnesį, švietimo, kultūros ir sporto, ar kieno ten, atsiprašau labai, vėl niekaip neįsikalu pavadinimo, buvo susirinkę 3 nariai iš 5. Svarsto šitą klausimą rutininė tvarka. Lapkričio mėnesį buvo kandidatūra teikta, svarsto konvejerinių principų visus klausimus kartu, tame skaičiuje ir tas komitetas, kuriam pavesta, tarsi kitus klausimus. Tarkim, Raudonėnų seniūnijoje taburetė išlūžo koją ir svarsto visus klausimus lygiaverčiai, prilygindami pagal savo svorį, nors tai yra, žinoma, didelis nesusipratimas. Rajono visuomenė visiškai neįtraukiama į šitą visą, visuomeninės organizacijos nušalintos, dėl to šitas visas skylės užkamšiam, jau nekalbu apie viešumą, apie tų žmonių pagerbimą, jeigu daugelį savivaldybių nueini ten kabo, jų nuotraukos ant sienos, jie yra kažkur kviečiami, pas mus yra toks, daugiau pagarba yra tokia tik tai teorinė, o dažniausiai po mirties prisimenama. Tai užbaigdamas noriu pasakyti, kad atsisakau būti, kaip klausimų ruošėjas, prilygintas klausimo ruošimo atveju kaip neparuošęs klausimo. Paprasčiausiai mečiau iššūkį likusiai tarybos daliai, kuri pabandys išdiskutuoti, bet žinokit vieną dalyką, nepasieksim mes
tobulo varianto ir jeigu jūs bet kurio rajono atsiversit garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, jūs galite sutaršyti bet kurį, todėl kad mes esam 25 ir niekados nerasim bendro vardiklio, netgi jeigu tame rajone jau ten ir galioja. Aš truputėlį išsiplėtęs viršiau reglamento skirtą laiką, noriu užbaigti tą temą, bet jūs neatsakėt man, ar ta komisija vis dėlto patvirtinta. Jeigu jau patvirtinta, darbo grupė, pavadinkim taip, jeigu nebūtų išėjus gerbiama Rima Rauktienė, aš būčiau atsisakęs šitų garbingų pareigų pirmininko ir prašęs patvirtinti ją, ar dar įmanoma procedūriškai. Mesgi nebalsavom už visą šitą. Jinai yra komiteto pirmininkė, jinai galėtų koordinuoti šitą dalyką. Aš sutikčiau pabūti kaip alternatyvinio projekto ruošėjas, bet ar etiška ją už akių dabar bandyti skirti, tai čia jau kitas klausimas. Ar bandom dar balsuoti, ar paliekam, kaip buvo jums, merė, pasakyti? Sudaryta jau. Aš šito dokumento nebuvo, jis man įkritęs, aš labai atsiprašau. Viskas, nieko nekaltinu, jeigu jau yra patvirtinta, aš bereikalo čia... Aš gerbiamai Romai noriu atsakyti, buvo visų tarybos narių, jums išreikšta pagarba už iniciatyvą ir už tą padarytą darbą. Ir buvo tik tai susiformavo tokia nuomonė, kad ten viskas gerai. Gal kai ką reiktų dar papildyti, kai ką gal reiktų kitaip įvertinti. Tai tik tiek. O jum nebuvo priekaištų jokių ir niekas nereiškia. Tai ačiū, kad jūs supratot. Ir dar gerbiamas merė, antrų klausimų dėl antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitų. Yra įvykęs tam tikras nesusipratimas, kaip pamenat, vasario mėnesį buvo teikiama mero, administracijos direktoriaus, visų komitetų, komisijų ataskaitos tame skaičiuje ir antikorupcijos komisijos. Ir taip jau paradoksaliai gavosi, kad antikorupcijos komisija, atsižvelgiant į jos įsteigimo datą, praeitais metais Liepos mėnesį, atsiskaitinėja metuose 2 kartus. Mes turėjom posėdį kovo mėnesį, vienu balsu prieš 4 aš pralaimėjau balsuojant ir mūsų komisijos, antikorupcijos komisijos nariai buvo už tai, kad teikti datą kalendoriškai. Ne vienas darinys taryboje, ar tai būtų komitetas ar komisija, neatsiskaitinėja 2 kartus per metus ir gaunasi, supraskite, akivaizdžiai perdengimas. Aš atsiskaitinėjau vasario mėnesį, dabar atsiskaitinėjau Liepos, vėl vasario mėnesį atsiskaitinėsiu už tą laikotarpį, kuris praėjo nuo vasario. Antikorupcijos komisijai viduje bus teikiamas svarstyti klausimas, suvienodinti klausimo svarbą, neįvertinant, neiškeliant aukščiau kitų darinių, svarstyti vieną kartą metuose ir galvojant apie tai, kad mums čia nedaug liko toj taryboje dirbti ir mes turėsim palikti kitai kadencijai, tai įvesti standartiškai vasario mėnesį, atsiskaityti kartu su visais ir vidury metų pagal kalendorinį gimimo antikorupcijos komisijos laiką visiškai neatsiskaitinėti. Tai informuoju tarybą, kad šitas nesusipratimas, jis įvyko demokratiškai, bet bandysim jį ištaisyti. Ačiū uždėmesį. Ačiū gerbiamas Romai, manau, kad mes supratome jūsų įsakytas mintis ir prašome gerbiamas. Aš tik labai trumpai dėl to, kad nebūtų taip jau pasakyta, kad visi mūsų garbės piliečiai, kurie buvo patvirtinti, buvo mašinaliai ir nesvarstant. Jeigu dėl jų nekilo didelių klausimų, tai ten galbūt ir buvo ta pati procedūra netokia ilga, bet iš tikrųjų buvo posėdžių, kur mes nepatvirtinome ir nesiūlėme tarybai svarstyti garbės piliečio kandidatūros, tai iš tikrųjų buvo tokia tvarka ir mes vadovavomės galiojančiais nuostatais, bet kad nesvarstoma, tai tikrai taip nėra, bet ačiū už sveikintiną iniciatyvą ir tikrai tikime, kad jūsų parengtų nuostatų pagrindų gims visiems priimtini nuostatai, tai ačiū. Aš tai dar kartą vertinu Romo darbą ir visi tarybos nariai vertinu, komitetos iš tiesų ir buvai gerbiamas ir pagerbtas, kad ėmės iniciatyvos, o jau tas pagal tą seną tvarką, kaip jūs kur minėjot, jau 11 tokių yra garbės piliečių šiandien mūsų rajone. Tai dėkuoju, prašom gerbiamas Bernardinai. Mėly kolegos, aš desertui turiu kitokį pasiūlymą ir galbūt ir klausimą. Ar mes šiandien, kaip tarybos nariai, besilankantis tiek kaimuose, tiek Šakiuose, tiek užsienyje, ar galim protokoliniu sprendimu įpareigoti Šakių seniūniją uždaryti mūsų Šakių miesto gėdą?
Jeigu nesupratote, apie ką kalbu, tai manau supratote, ko gero, nes visi labai nuščiuvę ir nutilę. Tai yra kalba apie viešąjį tualetą, kuris jau nebetitinka šito vardo, seniai nebetitinka. Alternatyva, kiek supratote, kas lankotės mieste ir kas skaitėte spaudą, yra. O kam neužtenka, tai yra galimybė įsinuomoti biotualetus ir pastatyti laikinai tol, kol bus mieste įspręsta šita opi problema. Aš pasakytą tą mintį, kad šakių gėda, tai žinoma, reikia įvardinti, kas ta per gėda. Aš galvoju, kaip čia tą protokolę. Įrašysim tikrai. Ir aš manau, kad tai reikia mūsų bendrų pritarimų, sutarimų tai daryti. Ir kad spręsti laikinai klausimą, kol kada atsiras miesto tualetas, kuris numatytas yra prie skvero tam pastate, kur buvo pardavinėjama sieklos. Tenais numatyta tam pastate padaryti, kaip turi būti. Dabar tai bus pirmas žingsnis į mūsų ateitį, nes aš manau, iki rugsėjo 1, nežinau, kiek truks, savivaldybės pirmam aukšte bus į patalpos, kurios buvo skirtas viešam naudojimui tiek vyram, tiek moteriam, tiek invalidam. Ir tai yra su ta mintim, ir kad ženklą pastatysim, kad čia galima atlikti, ateiti ir gamtinius reikalus. Antras sprendimo būdas, aišku, kito varianto nėra, uždarius šitą mūsų bėdą, kaip čia, negerovę. Nežinau, kaip pavadinti, čia kaip norite, gali pavadinti. Biotualetų pastatymas tam tikrose vietose, kad žmogus galėtų jaustis, kad jis gyvenime gali būti žmogum. Nes iš tiesų tai yra tie nameliai reikalingi gyvenimiškai ir visais atžvilgiais. Tai čia nėra ką ir kalbėti. Aš taip ir pritariu pasiūlymui ir aš manau, ne vieno čia tarybos nario neatsiras, kuris tai pasakytų, kad nereikia daryti. Tai mano tokia nuomonė. Tai bendrų sutarimų turbūt mes taip ir užprotokoluosim, tiesiai šviesiai, įvardinti viešai tą visą tualetą, kuris randas ten į ten, kad reikia uždaryti ir spręsti šį klausimą. Aš paminėjau keletą variantų ir Bernardas, biotualetų nuoma ir panašiai, kad žmonės galėtų civilizuotai šitam pasaulyje gyventi. Tai tikrai niekas turbūt neprieštaraujat, jeigu neprieštaraujat, tai aš tylėjimą skaitau, kad pritarimų visų. Ir prašom, gerbiama Eglė, jau jum eilė atėjo. Ačiū. Man atrodo, kad labai daug bėdų, nesusipratimų, nepasitikėjimų kelia viešumo stoka. Įeidami į tarybos posėdį, visi tarsi pizzerijos tarpduryje gavom lapą su meniu, su gerais nudirbtais ir dirbamais darbais. Mes svarstėme Šešupės euro regionų vieną klausimą, bet štai atsivertus Šešupės euro regionų puslapį, nėra jos įstatų, dokumentai tuščia, projektai 2. O paskutinė naujiena skelbta 11 metais spalio 25 dieną. Labai reikėtų susirūpinti viešumu. Negražu, kad mes garsėjom kaip rajonas ne pačia geriausia, švelniai tariant, interneto svetainė. Labai prašyčiau visų atkreipti dėmesį į visas viešas informacijas. Ačiū. Ačiū, gerbiama Eglė. Aš manau, kad tie įsakytos mintys yra pagrįstos ir mes jau ne vienas, ir Eglė, ir Romas, ir Bernardas, ir Laurynas, šiandien dėl viešumo ir prieinamumo visiems kalbėjom daug. Tai aš tik tai norėčiau padėkoti ir ta prasme, kad reikia mums viską daryti, kad visa tai tikrai būtų nors prieinama bendruomeniai, visiems žmonėms. Ir čia nuo mūsų įpareigojimų, tiem žmonėms, kurie tos darbus daro, tai yra įpareigojimas. Į tai daryti pastoviai, o ne taip tikrai pribėgant ugnies gesinimo principu. Tai dėkuoju aš visiems už sakytas mintis. Gerbiamas Mindaugas, prašome jums. Dėkui, merė, už suteiktą žodį. Kągi, ilgai laukėme,
nesulaukėme, dėja. Tai praėjęs savivaldybės tarybos posėdis ir tai, kas vyko vėliau, iš tiesų nuskambėjo garsiai. Nesėmiau nekaltinti, nevertinti tuo met, nesimsiu ir dabar. Visgi labiausiai nustebino tiek mero, tiek kai kurių tarybos narių sekęs elgesys po to. Ko gero, gyvenime suklystam ir padarom klaidų visi, bet yra gerokai svarbiau, kaip elgiamės po to. Ir net necenzūriniai žodžiai labiausiai liūdina, o liūdina toliau sekęs veidmainiavimas ir visuomenės klaidinimas. Tad tenka tik pripažinti, kad sąžiningumo, padorumo ir elementarios etikos yra nedaug, kai neigi tuos dalykus, kurie yra akivaizdūs. Bet tai lieka kiekvieno sąžiniai, nes žmonės pamatė ir aš manau, kad atitinkamai įvertins. Visgi, kadangi tiek meras, jo pavaduotojas viešojoje erdvėje spekuliavo, kad parodyta vaizdo medžiaga, kuri visiems jau puikiai žinoma, galimai yra netikra, tiesiog šiandien perskaitysiu dabar televizijoje dirbančių specialistų vertinimą, kad daugiau nekiltų jokių nereikalingų spekulacijų tuo klausimu. Taip, pasirašo Vylius Blauzdavičius, TV3 grupės, TV6 kanalo prodiuseris, taip pat profesionalus operatorius ir montuotojas. Tai peržiūrėjęs 16 metų birželio 23 dienos Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašą, kuris patalpintas Šakių rajono savivaldybės internetinėme puslapyje šakiai.lt ir YouTube internetinėje svetainėje bei birželio 30 dienos socialinėme tinkle Facebook ir Lietuvos televizijose parodyta šio vaizdo įrašo iškarpa, darau išvadą, kad jis yra autentiškas ir jame nėra sufabrikuoto ar kitaip pakeisto garso takelio. YouTube internetinė svetainė yra didžiausia pasaulyje vaizdo įrašų talpykla ir ją įkelti vaizdo įrašai negali būti koreguojami. Vaizdo įrašą ištrynus ir jį patalpinus iš naujo keistųsi vaizdo įrašo nuoroda. Vaizdo įrašo nuoroda nesikeitė, todėl atsakingai galiu pareikšti, kad minėtas vaizdo įrašas nėra keistas ar kitaip koreguotas. Tad tikiuosi, daugiau nekils jokių absurdiškų spekulacijų šią temą, o politikai daugiau paisys tiek padorumo, tiek ir pavyzdingumo principų, jei ne dėl savo kolegų, tai dėl žmonių, kurie juos palaiko. Ačiū, gerbiamas Mindaugas, už sakytas mintis. Tik aš noriu pasakyti vieną, kad garsiai mano nebuvo pasakyta nei vieno žodžio, kurie yra ten atsiradę. Ir aš niekur nieko nespekuliavau, ramiai visą tai priėmiau ir jeigu papšnibždom savo mintis kažkaip išreiškiau tyliai pats savo, nežinau kodėl, tai nereiktų tvirtinti, kad tai buvo pasakyta garsiai. Ir aš manau, savo veiksmais aš visą tai padariau, ką reikėjo padaryti ir aš nežaidžiau, nespekuliavau ir jums jokių priekaištų niekada nereiškiau. Tai yra tiesa šventa. O kad reikia savo mintis reikšti ir tyliai, negalim reikšti jų niekaip. Tai aš to įsitikinau. Ir nei pašnibždom, nei kažkaip kitaip, o visi mes esame mirtingieji, o apie tai, kad aš jums kažkokio tai dariau priekaištus arba kažko tai buvau nepatenkintas, to nebuvau. Tai tiek aš galiu pasakyti, kadangi taip jūs paryškinot, aš taip paryškindamas irgi pasakau. Nes salėje aš garsiai nepasakiau nei vieno necenzūrinio žodžio. O jeigu te kažkokios mintys man susiliejo su kažkokiam negerom mintim, tai aš atsiprašau visų tame tarpe ir jūsų. Ir daugiau aš šią temą neturiu ką ir pasakyti. Ačiū Jums už įsakytas mintis. Kadangi buvo paminėta mano pavardė, iš tikrųjų neįimu pagrindo niekada to, kas pacituojama kažkur viešojoje erdvėje.
Tačiau netgi ir tai peržiūrėjus, gerbiamas Mindaugai, netgi spaudoje niekur nebuvo parašyta, kad mano išsireiškimo apie suklastotus įrašus tikrai nebuvo. O atsakingai ir etikos komisijos posėdėje buvau pareiškęs ir dabar čia visiems jums girdint galiu pasakyti ir pakartoti, kad čia sėdėdamas šitų mero žodžių ne per jokias filmuotas, nefilmuotas priemonės negirdėjau. Dėl to netgi vėliau iškilus skandalui mano draugai ir pažįstami sako, kaip tu ten taip ramiai sėdi, kai girdi tokius dalykus. Tikrai negirdėjau. Tai jeigu negirdėjau, aš tą ir pasakiau. Daugiau mano insinuacijų ir išvedžiojimų šituo klausimu nebuvo. Prašome, gerbama Eglė. Taip jau išeina, dabar pasaulis pasikeitė. Mes Facebook'e valgom, Facebook'e draugaujam, Facebook'e grožimės vienas kitu, Facebook'e atsiprašom. Gerbiamas, šiuo atveju jau gerbiamas meras, atsiprašė Facebook'e. Ne, aš šakių svetainė ir... Bet kadangi, tai yra menkas, mažas, stebuklingas žodis. Visi klystam ir dar netokias klaidas darom. Kadangi tai buvo šitoj salėj, šitoj erdvėj, girdėjom ar negirdėjom, bet tai išlindo kaip įla iš maišų, tai reikia vienu, nesakyt, kad aš jau atsiprašiau. Šitoj salėj buvo, šitoj salėj vienu stebuklingu žodžiu. Labai raginčiau. Ir viskas pasibaigė. Aš dabar garsiai. Na štai. Ten, kas mane gyvenime privertė suklysti, nepanaudoti savo mintyse necenzūrinių žodį, kokį jūsų, atsiprašau, visos rajono bendruomenės ir visų žmonių, kuriuos pažįstu ir nepažįstu. Ačiū, jeigu mane suprato. Tai dėkuoju visiems už darbą ir posėdį baigiame. Ačiū.